Jau tapo gražia tradicija Juodkaimyje 1 spalio dieną visus narius, svečius iš kitų bendruomenių pakviesti į blusų turgų ir varžytuves. Tai nėra vien tiesiog, kaip sendaikčių turgus. Tai daugiau tokia, kadangi mes dar alsuojame vasaros prisiminimais ir tai kaip vainikuoja mūsų visus sunkiausius, svarbiausius galbūt metų darbus. Tai tokia daugiau kaip mainų mugė, kurios metu galime pasimainyti tai senais nereikalingais daiktais, bet dar naudingais galbūt kitiem. Taip pat rudens gėrybėmis ir savo rankų sukurtais produktais kažkokiais tai. Tai ir labai džiugu, kad kiekvienais metais vis daugiau sulaukiame lankytojų, svečių ir vis didesnio susidomėjimo. Nori iš tikrųjų bendruomenės dalyvauja, čia praeitais metais, kai buvo mūsų jos seniūnijos bendruomenių, tokia vakaronė ir tikrai visi dalyvavo ir visiems labai patiko, tai mes tiesiog paėmė pavyzdį, pabandėme šį kartą visą sukviesti, tik tai labai gaila, kad ne visos galėjo, tiesiog dėl tam tikrų priežasčių, dėl darbų, šeštadienis pats darbymetis. Vieni dėl tam kitokių priežasčių, bet kas galėjo, tai atvyko ir tikrai su malonumu tikiuosi. Juodkaimio bendruomenė pradėjo naują projektą ir nori tapti teminiu kaimu. Nusprendėme, kad mūsų kaimas galėtų auginti prieskonius. Mes iš tikrųjų juos ir auginame, bandėm ir vaistažolės rinkti, bet kadangi mūsų rajonas toksai yra, kad nelabai su tom vaistažolėm, tai mes apsistojom ties prieskoniais. Ir šiais metais tuos prieskonius surinkome, sudžiovinome, paruošėme, pasiuvome maišelius, susikūrėme savo logotipą ir startuosime šioje mugėje su savo ta preke tokia, tais džiovintomis įvairiausiamis prieskoninėmis daržovėmis. Vietos veiklos grupė vadovė Aušra Vaidotienė džiaugiasi, kad mūsų rajono bendruomenės aktyvios, ieškančios, nebijančios naujovių. Mano buvo tikslas būtent skatinti bendruomenės verslumo. Ir būtent mokinomės pirmame etape buvo teminių kaimų kūrimas mūsų rajone. Ir būtent Juodkaimis antras kaimas yra. Ir būtent jie pasirinko prieskonių, nes kaip žinote, Kėdainių rajone auginti vaistažolės būtų nenaudinga, nes jie eina į tą regioną, kur netinkama reprezentuoti tarptautiniu mastu. Rengiam tarptautinį ir teritorinį projektą ir būtent skatinsim tas bendruomenės dalintis prieskoniais ar vaistažolėm ar kitom ar kitais, ar būtent sulčių spaudimo viena bendruomenė nori teikti tokį projektą. Tai būtent dalinsimės patirtim ne vien Lietuvoje, bet ir su užsieniečiais. Ar aktyvios mūsų bendruomenės rajone? Būtent pagal statistiką, pagal Lietuvos Žemės ūkio ministerijos, taip, mūsų bendruomenės yra pačios stipriausios. Ir būtent mes susikūrėm kaip spalio 1 metai laiko, kai dirba administracija, vietos veiklos grupė, tai iš 51 vietos mes šoktelėm į 5-tuką. Tai esam pirmaujantis dėl aktyvumo mūsų bendruomenių.